Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. Vladai, administracija komisija šiandien atvažiavai su dviračiu, atsivedė čia tą savo transporto priemonę. Kodėl, kaip, kam? Kitą savaitgalį važiuosiu į pasaulio čempionatą gravel dviračių, tai reiks rytoj dar praminti truputį, kad formos nepamešiu. Treniruotės daraisi, ne? Ja. Mintis ir nuotaikos prasidedant jau administracijai komisijai ir visiems formalumam. Tik kai visada atvykus į ralį, taigi nuotaikos geros būna. Po ralio gali jos būti tokios nekokios, tai dabar viskas gerai. Oras fainas, šiek tiek vėsoka, bet saulė šviečia, tai Zarasai čia tas kraštas, kur greičio ruožai tikrai smagus. Looks like after our first visit to Lithuania, we have brought some attention to us, and so yeah, it will be a great challenge again to compete here. We will start with a bit different car because of the new regulations of Lithuanian rally. So yeah, it will be fun. But that's a good sign that we have turned this a bit more exciting for everyone. And yeah, let's see how it goes this weekend. We getting crazy in a different role. Į nugarą kvėpuoja labai stipriai tiek Deividas Gazevičius, tiek Vladas Jurkevičius. Tai didesnis nuo jų atsilikimas reikštų pozicijų kritimų žemyn, tai planas išlaikyti pozicijas ir aišku neprisidaryti jėgų, nes galbūt kitą savaitgalį dar startuosim ir Saremos ralyje. Čia labai patinka, iš tikrųjų tie greičio ruožai yra tie tokie, kur atvažiuoji pasimėgauti, nes turi įvairų reljefą, tramplinų, ir šiaip gerą atmosferą visą laiką būna Zarasuose. Planas važiuoti taip, kaip važiavom, pabandyti greičiau, bet nesivers per galvą kažko įrodyti. Važiuosim savo tempu ir žiūrėsim, kaip gausis. Zarasai visą laiką patiko, visą laiką labai smagu būdavo čia, tai džiugu, kad grįžta. We getting crazy in a